Sveiki. Šį kartą norėčiau pristatyti išmanų autoatsakiklį, kuris integruojasi su CV Nexus sistema. Tai šis autoatsakiklis automatiškai surenka GDPR arba lietuviškai BDR sutikimus kaupti klientų CV. Taigi, aš turiu 3 skelbimus šiandien, kuriuos paėmiau iš CV banko ir aš tiesiog pabandysiu dabar, tarkime, kandidatuoti vieną iš šių skelbimų, kuris yra pardavimui. Tai reiškia, kad jo atsakymas yra šiek tiek kitoks ir mes išsiųsime patvirtinimą, kad laiškas bus, kandidatūra bus perduota įmonei. Taigi, mes dabar išsiunčiam laišką. Aš parašiau, kad buhalteris apskaitininkas ir prisegiau failą tiesiog. Taigi, spaudžiam siųsti. Aš į kitą langą, nes nenoriu, kad matytumėte mano visus laiškus. Taip, spaudžiam compose. Taip, laiškas buvo išsiųstas. Taigi, dabar sistema automatiškai, čia mano kita dėžutė, kurioje nėra nieko svarbaus. Mes galime pasitikrinti, ar čionais turėtų atsirasti čionais laišką, tarsi būtų įmonės pašto dėžutė. Taigi, matome, gavome čionais laišką ir sistema automatiškai nustatinėja, koks laiškas buvo, pasirenka skelbimus, suranda, koks skelbimo tipas. Pastato, kad buvo persiųstas ir informuoja darbdavį. Taigi, dabar jeigu pasitikrinsim paštą čionais, mes matysime, kad sistema išsiuntė patvirtinimą darbuotojui, kuris kandidatavo, kad buvo išsiųstas laiškas ir aš kaip kandidatas matysiu, parodysiu. Ir aš kandidatas, kaip kandidatas, aš matau, kad buvo mano kandidatacija, tarkim, patvirtinta į šią įmonę. Taigi, daugiau ir kaip matote, jisai pasirinko teisingai skelbimą į šitą agro ir aš gavau šį patvirtinimą. Dabar, tarkim, aš kandidatuoju į kitą poziciją, kur yra privatus skelbimas ir reikia surinkti BDR. Tai, tarkim, vėl siunčiam į tą patį laišką, bet šį kartą kandidatuojam, tarkim, į langų gamybos darbininko poziciją. Gamybos darbininkas. Taigi, domintų ši pozicija. Taigi, vėl prisegam failą, kokį nors tai kitą, tarkim. Ir paspaudžiam siųsti tik kitam lange. Spaudžiam siųsti. Laiškas buvo išsiųstas. Dabar, kadangi šis procesas baigėsi, mes neberadom daugiau naujų laiškų ir viskas to baigėsi. Taigi, dabar vėl paspaudžiame iš IMAP triggerio. Aš laukiu, kol ateis laiškas. Mato, turim naują kandidataciją. Dabar leidžiame N8 automatizacijai atlikti savo darbą vėl. Taip. Matome, gavome vieną laišką. Nustatome, ar tai CV laiškas. Įkart nenustatė. Taigi čia dar reikia tobulinti. Stop. Taigi, ką pakeičiau? Aš pakeičiau tiesiog, kad aprašymą tikslesnį parašiau, kad jį domina, kad jis gali parašyti, kad jį domina ši pozicija. Kaip su kiekvienu įrankiu reikia tiesiog skirti tam laiką ir parašyti teisingą aprašymą, kaip viskas turėtų, kaip laiško pavyzdys turėtų atrodyti, ar praplėsti aprašymą tiesiog. Taigi, dabar mes nustatėme čionais, dabar mes galime spausti, kad ir
toliau, kadangi automatiškai. Arba galima pabandyti iš naujo gal. Iš naujo dabar neveiks, kadangi, matot, laiškas buvo pažymėtas kaip neskaitytas. Paspaudžiam kaip unread. Ir sistema turėtų tada pasirasti. Arba mes galime iš naujo paleisti šią automatizaciją. Kai sistema gyva, jau viso to nebereikia nieko daryti ir klientai net nežino apie visą šitą, kas čia vyksta. Taigi dabar nustatome, koks laiškas yra privatus. Taip matome, mes nustatėm, kad tai yra privatus laiškas. Tai dabar gavome laišką su GDPR užklausa BDAR. Taigi mes gavome pranešimą tokį, we need agreement from you to store your CV in our database. Ok, tarkime, mes sutinka, ok. Sutinku. Taigi, spaudžiam vėl siųsti tiesiog. Ir kaip pašto klientė mes matome dabar, mes matome pirmai, kad ją informuoja, kad BDAR užklausa buvo išsiųsta ir mes gauname atsakymą, ką išsiuntėme kaip klientas, kad sutinku. Taigi išvykdome šitą vėl. Kadangi aš paspaudžiu, jis nemato kaip naujo laiško. Taip, spaudžiam, aš tik pažymėjau, kad būtų neskaitytas laiškas. To nereikia daryti, kadangi kitoks filtras nustatoma, kuris filtruoja tik naujus pranešimus. Bet kadangi testavimo metu tai yra naudinga tiesiog pažymėti kaip neskaitytą laišką ir viskas. Taigi, taip, paspaudžiu iš naujo. Tik neskaitytus dabar jis turėtų visus paimti, gavo neskaitytą laišką, pamatė, kad čia yra atsakymas į prieš tai mūsų siųstą laišką, gaunam originalų laišką ir išsaugom mūsų kandidato duomenis į mūsų sistemą. Ir matot, viskas atsirado mūsų sistemoje. Ir viskas tik laiškų pagalba ir nieko daugiau nereikėjo daryti. Tai vienintelis dalykas, kurį gali tekti pasitobulinti, dirbant su pačiu klientu, kad būtų pateikta daugiau pavyzdžių apie tai, kaip nustatyti pašto tipo ir patobulintas aprašymas tenais. Kaip indikuoti, kad visas dirbtinis intelektas žinotų, kad čia yra kandidato CV kažkokį tai darbo skelbimą. Bet visą tai galima atlikti su klientu. Man užteko parašyti, kad vartotojas indikuoja, kad jis domisi tam tikrą poziciją. Ir viskas. Tai tiek. Dar pamiršau paminėti, kad galima padaryti, kad kartą į parą visi surinkti CV būtų persiųsti įmoniai ar kažkokiai pašto dėžutei. Šiuo atveju tai vyksta, jeigu yra skelbimas parduodamas. Tarkim, parą laiko kaupiami CV, pažymimi laiškai, o po to visi surenkami CV ir persiunčiamis. Tai aš galiu tą pabandyti ir paleisti dabar. Mes susirenkam visus atvirus skelbimus, turim vieną laišką ir viskas. Ir dabar aš kaip klientas, tarkim įmonė, kuri nurodyta čia prie gavėjo. Aš kaip įmonė kartą į parą gaučiau visus CV prisegtus. Ir viskas. Tai tiek.